Kaip dauguma gamintojų, taip ir Kia yra pasiekusi keletą pasaulio rekordų. Vienas tokių buvo užfiksuotas dar 2016 metais, kuomet vairuotojas Kia markės automobiliu pervažiavo visą Šiaurės Amerikos žemyną ir parodė iki tol mažiausias fiksuotas tokios kelionės sąnaudas, kurios siekia vos beveik 3,1 litro 100 km. Pripažinkim, tai gana įspūdinga. Ir aišku, jis važiavo Kia Niro hybridu. Tiesa, šiandien mes kalbam ne apie Niro, o apie Kia Sportage. Tai beveik naujas automobilis, pagamintas 2024 metais, pravažiavęs beveik 10 000, po kapotu 1,6 turbininis benzininis variklis kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema, kartu abie jėgainės išvysto net 265 arklio galias. Varantis ratai šį kartą yra visi, pavarų dėžė aišku automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 vos 25 gramai vienam kilometrui, aišku dėl to, kad tai yra įkraunamas hybridas. Tai yra jau penktoji Kia Sportage karta, pirmoji pasirodė prieš 30 metų 1994-aisiais. Ir tai buvo mažas ir nelabai patrauklus automobilis, kuris galingiausiai savo versijų siūlė 128 arklio galias. Bėgant metam kartos keitėsi praktiškai be jokio sustojimo ir 2021-aisiais buvo pristatyta jau penktoji karta, kurią ir matot šalia manęs. Kadangi ji buvo pristatyta prieš 3 metus, tikėtina, kad jau gana greitai pasirodys ir faceliftas. Skirtingą galią turinčių variklių šiame modelyje yra 10, gamintojas siūlo benzinus, dizelius, paprastuosius hybridus, įkraunamus hybridus ir netgi mild hybrid pseudo hybridinės sistemas turinčius modelius. Pati silpniausia versija 1,6 dizeliukas su vos 116 arklio galių, o kaip retai nutinka, galingiausia turim šiandien plug-in hybridą su, kaip minėjau, 265 arklio galiom. Na, o kadangi čia plug-in hybridas, dar papasakosiu ir apie bateriją. Automobilyje sumontuota 13,8 kWh baterija, kuri teoriškai VLTP skaičiavimais viena įkrova jis galėtų nuvežti iki 56 km, jeigu šviečia saulė, nėra vėjo ir taip toliau. Realybėje, aišku, nuvažiuosi truputėlį mažiau, bet ko gero geriausia su tokiu automobiliu važiuoti būtent hybridiniu režimu, kaip su paprastu hybridu, tik aišku, kartais įkraunant bateriją, tokiu atveju turėsit itin mažas sąnaudas, apie kurias mes dar pakalbėsim. 2022 metais šis modelis jau spėjo sudalyvauti ir Euro NCAP saugumo testuose, nenustebinsiu, pasirodė puikiai, pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, o kaip dažnai turbūt pasitaiko, prasčiausiai pasirodė susidūrimo su pėsčiaisiais metu. Tai jeigu ieško tokio automobilio, užsukite autoplius.lt, per 3 metus nuo gamybos pradžios per mūsų portalą prasisuko labai daug skelbimų ir šiuo metu turim net ne vieną 10 tokių modelių skelbimų, benzininių, dizelinių, hybridinių, žodžiu, užsukit ir pasidairykit, jeigu ieškot. Žiūrint į automobilio kėbulą, man šiek tiek nori sakyti, kad jis lyg ir iš ateities, nors pradėtas gaminti dar 2021 metais, bet futuristinis dizainas, ko gero, tikrai šį kartą nebuvo nuo nieko nukopijuotas. O, atsibudo. Priekį turim keistos formos ledinius žibintus su bumerango formos dienos ledu, kuris man pakankamai gražus, o vidury turim ir milžiniškos grotos, kurios man šiek tiek primena bičių korį. Automobilio ilgis 5,51 m, vidutiniškai prošvaisa 17 cm, irgi standartiškai kaip tokio segmento SUV. Iš detalių turim 19 colių ratus, startuoja nuo 17 colių, juodus stogo bagažinės laikiklius bei juodą stogą, chromo apdailos lyg ir nėra, bet turim tokią keistą sidabrinę juostą štai čia ir besitęsiančią link spoilerio, tamsios juodos blizgios spalvos arkų apsaugas, na ir turbūt daugiau nieko čia ypatingo. Na, o gale turim iš tikrųjų didelį spoilerį, po kuriuo netgi ir slepiasi valytuvas, toks dizainas man labai patinko, nieko čia nesimato. Bagažinės dangtis man šiek tiek primena Kia EV6, kuomet iš tolo atrodo, kad čia lyg dar vienas nedidelis spoileriukas. Ir aišku, kaip visada pagirsiu gamintojus, kurie negamina jokių netikrų feikinių duslintuvų. Bravo! Interjeras taip pat suteikia tokį sąlyginį futurizmo pojūtį, nes čia yra 2 ekranai sujungti lyg į vieną, daug juodos blizgios spalvos apdailų, išskirtinės formos, pavyzdžiui, ortakį ir taip toliau. Nežinau, toks
Neblogas pojūtis, tiesa, spalvų gausa Kia Sportage'as tikrai nepasižymi, juoda, man patinka, bet aišku, spręs kiekvienam atskirai ir mes turim pasižiūrėti į medžiagų kokybę. Tai čia lyg ir taip yra minkštumo, bet ne per daugiausiai kaip alkūniai pasidėti kelioniai. Čia medžiagos tokios, sakykim, vidutinės, bet jos bent jau netraška, o per vidurį juda nedaug, bet turim mažą traškutį. Kadangi automobilį turim GT Line komplektaciją, tai sėdynės toli gražu ne prasčiausios, o vienos iš geriausių. Mane jos visai tenkina, nes per vidurį turim verstą odą, tai prie jos neprilipsim. Šonai aišku odiniai, bet jie prilaiko tiek mano nugarą, tiek ir mano šlaunis. Turim gražių baltų persiuvimų, per vidurį taip pat turim panašų korį, kokį galėtume matyti ant priekinių grotelių. Abi šildomos, abi valdomos elektra, man trūksta tik tai atminties ir daugiau tai būčiau visiškai patenkintas. Šis modelis taip pat turi ir stoglangį, kuris ne tik atsitraukia, bet ir atsidaro, o paskutiniu metu tai yra pakankamai retai sutinkama funkcija, plus pažiūrėkit, kaip greitai įvyksta. Beje, nuo vidutinės komplektacijos ir į viršų stoglangis jau bus standartinė sudėdamoji dalis. Multimedijos ekranas didelis, bet ne per didelis, kaip kartais nutinka. Gražiai integruotas, susilieja su vairuotojo ekranu, bet neišlenda virš centrinės konsolės, nes čia dar lieka vietos ir vaizdą puikiai matau. Pats ekranas, gera raiška, surasti viską nesudėtinga, čia taip pat yra ir Apple CarPlay Android Auto sistemos. Tiesa, jis nėra pats greičiausias ir ko gero didžioji dalis konkurentų turi bent jau šiek tiek greičiau veikiančius ekranus, bet tai pirmas ir turbūt vienintelis jo minusas. O viena įdomiausių automobilio vietų yra klimato kontrolės valdymas. Kaip matot, šiuo metu čia klimato kontrolės nėra, bet palietus per vidurį klimato kontrolė atsiranda. Ir vėl galim tą patį mygtuką palietus grįžti į greituosius multimedijos mygtukus. Tai, sakykim, gal ir nėra toks patogus sprendimas kaip fiziniai valdymo mygtukai, bet toli gražu nėra toks nepatogus sprendimas kaip klimato kontrolės valdymas ekrane. Užtenka vieną kartą palies šitą vietą ir atsiranda visas valdymas, taip pat čia matoma ir visa informacija. Tik aišku, vairuojant reikia paliesti ir jokio atsako nėra, tai aš nežinau, ar tą dalyką paspaudžiau, vėl turiu pažiūrėti, tai tam tikrų trukdžių atsiranda, bet sprendimas mažiausiai įdomus. Automobilyje taip pat, aišku, turim ir galinio vaizdo kamerą, kuri yra ne per visą ekraną, visų pirma, man keista tai. Raiška tokia, sakykim, diena vidutinė, ko gero naktį būtų šiek tiek prasčiau. Turim vienintelę galinę kamerą, daugiau neturim. Galima matyti arba platų vaizdą, arba vaizdą iš viršaus. Jeigu, pavyzdžiui, labai arti kažko bandot prisistumti, tai pakankamai naudinga. Ir, aišku, visuomet šalia to ekrano matysit ir parkavimo jutiklius, tiek priekinius, tiek ir galinius. Pagrindinis valdymo pultas, kas liečia bent jau patį važiavimo automobiliu, yra štai čia, centrinės konsolės viduryje, yra keletas su važiavimu nesusijusių mygtukų, tai yra sėdynių ir vairo šildymas. Štai čia yra pavarų permetimo ratukas, kurį aš visada pasirinkčiau vietoj pavarų permetimo svirtės, nes tiesiog lieka daugiau vietos. O štai čia yra dar du įdomus elementai. Vienas valdo tai, kam jūs panaudosit bateriją, galite važiuoti hibridiniu režimu, kaip girdit užsigūrę, galite pasirinkti automatinį režimą, kada automobilis pats parenka, kada važiuoti benzinu, kada elektra, ir aišku, galite rinktis pilnai elektrinį važiavimo režimą, bet tada užteks važiavimo tik tai, kaip minėjau, maždaug 50 km. Plus turim važiavimo režimų pasirinkimo ratuką, kuomet galim rinktis tarp drive, tai yra asfalto, ir terrain, tai yra bekelės. Važiuojant drive turim sport ir eko važiavimo režimus, o įsijungę į terrain turim atskirus 4 režimus - sniegui, purvui ir smėliui. Ir būkim realistai, kadangi čia Kia, o ne Jeep Grand Cherokee, tie režimai turbūt esminio skirtumo tikrai nepadarys ir nelabai juos naudosit, bet galim pasidžiaugti, kad automobilis varomas 4 ratais ir šiek tiek pravažesnis nei tas, kuris bus varomas 2 ratais. Vairuotojo ekranas skaitmeninis, kitokio tokiam automobiliui jau ir nerasit. Iš principo jis ryškus, talpina visą pagrindinę važiavimo ir saugumo sistemų informaciją, o šonuose galėtų būti dar ir aklosios zonos vaizdas. Tiesa, jis įsijungia įjungus posūkį, šį kartą savo komplektacijoje mes to neturim, bet kai kuriuose komplektacijose ant vidurdėlių yra kameros ir įjungus posūkį jūs visada matot, kas toje vietoje važiuoja, ar yra, ar nėra automobilio ir taip toliau. Valdomas jis multifunkcinio vairo pagalba, čia galiu pagirti multifunkcinį valdymą dėl 2 dalykų, kad pirma, tai Kia nesugalvojo padaryti lietimų jautrių mygtukų, jie vis dar yra fiziniai. Antras dalykas, kurį noriu pasakyti, juos valdyti labai lengva ir tą patį skaitmeninio vairuotojo ekrano valdymą
labai lengva perprasti. Pats vairas malonus, lietimui, kaip minėjau, šildomas, turi GT-Line užrašą, tai šiek tiek gražesnis, man nelabai gražiai atrodo vidurinė dalis, tokia lyg senovinė Audi 80 plasmasė, bet principė viskas su juo gerai, o už jo dar turim menteles, kurių pagalba galim permesti pavaras ir jaustis lyg važiuotume turbūt su mechaninė, bet tai dar vienas elementas, kurio niekada turbūt nenaudosi. Na, o dabar dėtuvės. Duryse tokio gana sąžiningo dydžio dėtuvėlę galima įsidėti porą nedidelių butelių ir dar keletą daiktų. Kairiai vairo pusėje dėtuvės nėra, užtat štai čia yra užsidaranti graži dėtuvėlė su bevėlio pakrovimo funkcija ir iš principo visom jungtim, kokių jum tik tai prireiks. 12 voltų jungtis, USB jungtis ir USB-C jungtis. Tai dar jeigu būtų 220 voltų jungtis, tai apskritai būtų viskas labai gerai. Čia turim dvi vietelės, kurios gali tapti puodelių laikikliais arba jeigu reikia dėtuvės, tie laikikliai gali susiprastinti ir jų gali nebelikti. Borankis, na, ne pats giliausias, bet vietos čia tikrai yra. Ir turim vieną dėtuvę štai čia, kur yra taip pat sąžiningo dydžio. Tai sakyčiau, dėtuvių ne per daug, bet turbūt pakankamai. Dabar atsėdau galą, kaip visada pats už savęs, kaip vairuoju, priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Tai mano pėdos atrodo, kad truputėlį per aukštai, norėtųsi jas laikyti žemiau, bet yra kaip yra, bet kokiu atveju tiek pėdom, tiek keliam vietos yra sočiai, mano galva, na, nuo stogo dar apie 2 cm, bet vis dar nesiliečia, jeigu vietos mažai, galvai galiu atsilenkti sėdynę, atsisės patogiau ir aišku, tada tos vietos dar labiau padaugėja. Langas atsidaro iki pat apačios, abi sėdynės yra šildomos, turim trečią klimato kontrolės zoną, dėtuvėlė štai čia, po kišenę už kiekvienos sėdynės, po kabliuką ant kiekvienos sėdynės pasikabinti savo rankinį, po USB-C jungti ant kiekvienos sėdynės, porankių su 2 puodelių laikikliais, atsidarančią vidurinę dalį, tai galėsit net važiuodami išsitraukti savo džemperį ir apsirengti, Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimai ir vienas keisčiausių dalykų yra štai čia, tokia lyg ir rankena, lyg ir kažkam pasikabinti, bet čia per didelis daiktas pasikabinimui. Tai ko gero pagrindinis dalykas, kam jis bus skirtas, tai jūsų vaikam, nes kai jūs vairuosit, jie darys taip. Tėte, jau atvažiavom! Bagažinės talpa 560 litrų per vidurį tarp konkurentų, nes brolis Tucsonas turi 560, bet Ravas vos 490. Pabrėšiu, kad lyginu tik plug-in hibridus, visus modelius. Tai dugnas dvigubas, bet čia jau yra laidų iš 220, tai šitie visada bus pas jūs padėti bagažiniai. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, porą kabliukų pirkinių krepšeliam, 12 voltų jungti. Tada sėdynės labai maloniai atsilenkia ir dugnas tampa visiškai lygus, tai krovinį stumdyti ir traukat galėsit labai lengvai. O šitas dalykas telpa po bagažinės dangčiu, štai čia, nebent tai yra plug-in hibridas, tada netelpa. Na, o dabar kaip visada išvažiavom kelią ir pakalbėkim apie automobilio valdymą ir pradėkim nuo miesto, kur man su šito automobiliu labai malonu važiuoti, ypatingai dėl to, kad tai yra hibridas. Tai hibridas ir greičiau sureaguoja į pedalo paspaudimą ir nesikūrena prie sankryžų ir į savo kiemą vakare galiu tyliai įslinkti, nepažadindamas net šunų. Plus labai lengvai sukasi vairas ir susisukimo spindulys tokiam SUV yra vos 11 metrų, tai dar ir tas šiek tiek padeda parkuotis ar aikštelėse, prie parduotuvių ar kiemuose prie daugiabučių. Kalbant apie komfortą, tai Sportage'as iš savo konkurentų pagrindinių, sakykime, yra tas, kuris šiek tiek į kietesnę pusę. Nesupraskit manęs neteisingai, situacija tikrai nėra tragiška, nes važiuojant per gulinčius policininkus atitinkamai pasirinkus greitį, automobilis jos tvarkingai pervažiuoja, bet jeigu su šita važiuoklė ir šitais 19 solių ratlankiais dėsit į duobę, tai tas smūgis tikrai jausis. Jeigu norit Sportage'ą ir norit, kad jis važiuotų minkščiau, tai galima rinkti Sportage'ą ir papildomai susimokėti už adaptyvią važiuoklę perkant į naują. O jeigu norit važiuoti dar minkščiau, labai geras sprendimas galėtų būti Ravas 4 arba Škoda Kodiakas. Tiesa, mano minėta standoka važiuoklė puikiai atsiliepia, jeigu važiuojam vingiuotais užmiesčio keliukais, automobilis tikrai duoda šiek tiek valdomumo, ypatingai su dideliais ir pakankamai plačiais ratais, plus turim 4 varomų ratų sistemą, kas dar pagerina sukibimą. Aišku, vėlgi nesupraskit neteisingai, čia nėra hatchbackas, tai jis nėra sportiškas ir net įjungus sport važiavimo režimą, jis netaps sportišku, sujautrėja pavarų dėžė, šiek tiek pasunkėja vairo pasukimas
ir tiek žinių. Bet lyginant su konkurentais, kaip pavyzdžiui mano minėtas RAV 4, tai Sportage'as važiuoja tikrai sportiškiau ir man tas labai patinka. Pavarų dėžė automatinė, ji turi 6 pavaras. Jeigu kalbėtume apie modelį, kuris neturi hibridinės sistemos, tai starto momentu jaučiasi šioks toks atsilikimas, bet principė pavaras permetamas pakankamai švelniai. Kadangi turim hibridą, tai ir starto momentu mes net neturim to atsilikimo, nes automobilis pajuda elektros pagalba ir tik tada prisijungia variklis, dėžė ir visi likę elementai, kurie turi dirbti. Tai būtent tai padaro važiavimo su šito automobiliu dar malonesnį. Apie sąnaudas negaliu kalbėti šį kartą vienareikšmiškai, nes galim važiuoti 3 būdais. Pirmasis tai tik elektra. Jeigu važiuoja tik elektra, dienai 50 km jums užtenka, vakare vėl pasikraunat namie turit saulės kolektorius ir šviečia saulė, tai tas 100 km nuvažiuotas jums kainuos ko gero, 0 eurų. Jeigu saulės kolektorių neturit, tai tas 100 km kainuos apie 3,5 euro dabartinėm elektros kainomis. Antras būdas - važiuoti vien benzinu, tai kai baterija išsikrovus, tada turėsite 8, gal 9 litrus 100 km priklausomai nuo to, kaip jūs važiuosit. O ko gero pats geriausias ir ekonomiškiausias važiavimo būdas tai yra važiuoti hibridiniu režimu. Dabar jau 3 dienas važinėju hibridiniu režimu, mano borto kompiuteris rodo 4 litrus 100 km, važiuoja pakankamai smagiai. O ir baterijos dar liko pakankamai nemažai. Matomumas. Tai priekyje labai geras, turim iš tikrųjų didelius veidrodžius kaip tokio segmento automobiliui, tai viską matau puikiai. Statramčiai turi storumo, tačiau šalia jų dar yra ir mažyčiai langeliai, kurie šiek tiek lyg ir padidina tą matomumo lauką. Per priekinį langą viską matau taip pat gerai, lyg ir norėtųsi truputėlį kilstelt šitą veidrodėlį, bet principė situacija gera. Ir net per galinį langą viską matau puikiai, matau platų vaizdą, galinių sėdynių atlošai man visiškai netrukdo. Ir aišku, statramšiai galiniai pakankamai stori, bet kai langas toks platus, norit sakyti, kad lyg ir viskas gerai. Na, o kalbant apie garso izoliaciją, tai aišku tikrai nėra ideali, lenkiam automobilį, aš girdžiu jo variklį, girdžiu šiek tiek vėjo švilpimą, girdžiu kaip padangos sukimba su asfaltu, tai kur tobulėt, tai dar yra kaip iki Kinijos peškom nueiti. Bet jeigu lygintume su praeitu Kia Sportage'u, tai pakilimas tikrai į viršų. Taigi, kaip visada tas pats klausimas, ar verta rinktis paskutinės kartos Kia Sportage? Na, mano galva, tai yra puikiai nedideliai šeimai tinkamas SUV tipo automobilis, kuris mūsų rinkoje nėra nieko išskirtinis, bet toli gražu ir nėra prastesnis už savo konkurentus. Juolab kainos startas naujo Kia Sportage su 7 metų garantija 26 700 eurų. Tai mano patarimas, jeigu patinka, būtinai išbandykit, bet nepulkit stačia galva pirkti. Bičiuliai, kaip visada, sakau ačiū, kad mus žiūrit, užsukite mūsų socialinius tinklus, užmeskit laiką ant video ir iki kitos apžvalgos.